Jeigu nori Vilkaviškio perlą, galiu aš tau iškart. Va taip, vienas skambutis. Aja. Jo, jis turi šiaip pažinčių. Stop! Sakau! Mane nuo 3 metų iki 10 metų buvo uždarę į cirką. Jo, dėl to ir užauga toks klaunas. Kas yra tom baudom, reikės išvaryti jums vis. Galiu aš čia biškai pajausti energiją. Ekstrasensų laida. Eik tu savo. Vaikiam, kažkas buvo. Sakiau, kad bus daug kraujo ir emocijų. Jeigu įdėsit, nu, negražiai bus. Pasižiūrėsim. Tai gal sumetam! 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 Tai ir praėjo kažkiek laiko be laidos sumetam, po kiekvienos tamsos ateina aušra ir mes atėjome vėl. 2 komandos, 2 kapitonai, daug emocijų, varžybų, kraujo, lažybos. Sėskite patogiai ir mes pradedam. Pradedam nuo padėkų mūsų rėmėjams. Gėris – milijardus gerųjų bakterijų turintis fermentuotas gėrimas, kuris turi daugiausia gerųjų bakterijų kultūrų pasaulyje – net 96. Šis unikalus derinys gali palaikyti virškinimą, padėti išlaisvinti maistinės medžiagas ir padidinti žarnyno atsparumą. Sumetam! Mėly tėveliai, slėpkite savo vaikus arba atvirkščiai. Sodinkite arčiau, žodžiu, spręskite patys, nes šiandienos kapitonais yra duetas Nešvankiai ir Nedas ir Deividas. Aplodismentais pasitikite juos, sveiki vaikinai. Jūs žinot, kad mes šiandien ne štangas kilnosim, o krepšinį žaisim? Nu, galim, mes prisiderinsim prie bet ko. Mes nesvarbu, jeigu reikės futbolą, reikės badmintoną, reikės regbį, žinok, regbį iš jūs galim. Dėl krepšinio. Mėgstat krepšinį, žaidžiat krepšinį, čia matau kažkas žiūri krepšinį. Žiūrėk, dabar Žalgiris, ar ne? Taip. Kaip tau, okei? Nu, žinai, dėl to su tavim kalbu, ne su juo. Pasakyk, o kai norėsi pranešėjų budžėsim, kas tada juoksis? Aja. Jo, jis turi šiaip pažinčių. Jeigu nori Vilkaviškio perlą, galiu aš tau iškart. Va taip, vienas skambutis. Vilkaviškio perlą. Gali žaisti, gali direktorius būti, gali direktoriaus pavaduotojas arba... Dabar porą etatų atsilaisvinu. Gerai, pas mus yra labai svarbi sąlyga – lažybos. Iš ko lažinamas? Deividai, jeigu tu laimėsi, ką Nedas turės padaryti? Na, aš galvoju, tokį nieko crazy, tiesiog manau, kad Nedui turėtų nekilti problemų backflipą padaryti. Okei. O joj, čia? Jo, tegu dar. O jisai yra daręs gyvenime backflipą? Na, aš nesu matęs, reikėtų jo klausti. O, gerai. Nedai, jeigu tu laimė, ką Deividas turės padaryti? Nu, dabar keičiu viską, iš esmės. Norėjai bučkį tiesiog prieš tai, ne? Dabar jau nebebus. Prieš tai buvo laižiakas, dabar tiesiog 10 circles. Ką tai reiškia? Atspaudimas, plojimas, šuolis. Dėl backflip nežinau, kaip nori. Nori, nenori. Tai čia burpiai? Kad ir kas bereikš. Okay. Parodyk vieną. Parodyk vieną. Jo, parodyk. Jeigu pralaimėsi, tai žinosim, kad čia buvo klaida. Gerai. Opa. Man jau per sunku. Op. Salto. Ir tada kartuojam 10 kartų. Kertam rankom. Ir lažybos įvyksta. Taigi mūsų kapitonai susilažino, galim keliauti prie drafto. Bet prieš tai turiu vieną dalyką. Na, negaliu jūs nesupažindinti su tuo. Einam. Šiuo metu matote 2 vienodus Oskarus. Bet ar iš tiesų taip yra? Štai čia yra šukuosena. Čia yra tokia pati šukuosena. O čia štai toks laikrodis. O čia toks pats laikrodis. O čia štai toks pilvukas. O čia jau prasideda skirtumai. Paklausite, kodėl? Ogi todėl, kad mano pilvukui padeda milijonus gyvųjų bakterijų turintis fermentuotas gėrimas gėris. O tam pilvukui ne. Beje, yra ir kitų skonių. Drafto etape kapitonai turi suformuoti savo komandas. Remdamėsi savo nuojautą ir įžvalgumu, jie turės pasirinkti po 3 žaidėjus iš 6 kandidatų. Svarbiausia – tinkamai pasirinkti, nes pusė jų moka žaisti krepšinį, o kita ne. Taigi, gerbiami kapitonai, šiandien jums parinkom specialų meniu nešvankiausius krepšinio žaidėjus arba nešvankiausius krepšinio nežaidėjus. Dėl to jų yra ne 6, o 4, bet žinokit, tokie gašlūnai, tokie nešvankus. Viešpatai, ačiū Dievui, kad jie nekalba. Kuris iš jūsų rinksis pirmas?
Ok, keista biškai. Ne, darom tada sąžininkai ant baskyčiai. Tas, kas laimė, tas ir renkasi pirmas. 3, 2, 1. Baskyčiai. Nedai. Rinkis. Gerai. Man reikia, krepšiniai reikia centro. Jeigu centro turi, tu daug gali pasiekti. Literaliai pasiekti gali. Ne, tu centras esi. Ne, aš mažiausiai centras. Ne, aš mažiausias centras. Jo, tu mažiausiai. Gerai. Tiesiog mažiausias. Aš žiūrėjęs pagal ūgį, kad ir kiek jis stiepsis, vis tiek neapgaus manęs. Aš vieną paslapį atskleisiu. Nu. Čia rodė ryto rungtynės, tu žiūrėjai. Nu, taip. Tada vienas atėjo žmogus, neminėsiu kuris, Taip. sako, jis rytas. Ir tada darė tokius visokius judesius. Be kamulio. Jo, man keista, kad žiūri, ką aš žiūriu. Neimk. Tai gal traukuliai buvo? Ir nespecialus žmonės susirinkto specialiųjų poreikių žmonės. Okay. Tai bus parolimpinis, ne? Jo, čia parolimpinis dalyvaus. Tai Tu rinkėsi kandidatą numeris? numeris 2. Numeris 2, parodyk savo įgūdžius. Dabar gal neatrodo, ne? Neatrodo, bet palauk, tuoj. Tyliai kiaulė gilę šaknį knisa. Kamuolys paimtas jau tvarkingai. Kamuolys O, 2 nemeluoja. kartai. Nu, O! bet ir tai vaidindamas, kokį šotą padarė. Nu, pažiūrėsim. Labas, ko esi vardu? Tomas. Tomai, pasakėjai, kaip dažnai žaidži krepšinį? Šiuo metu tai laisvalaikiu tik, anksčiau tai Kada paskutinį kartą žaidėjai? vasarą. Gerai, gali užimti savo kapitono pusėje kėdę. Davidai. Viskas jau renkuosi, ne? Taip. Šitokią taktiką galvoju, žiūri, grinai iš išvaizdos, tai sunku išsirinkti, kurį geriausia. Aš galvoju tokią kitą imti taktiką, komunikacija man labai svarbu komandai. Ir ar yra koks vienas su lietuviška pavardė, pavyzdžiui, čia iš tų 3? Nu, čia aš, ką tau dar pasakyti? Čia nėra nieko, tiesiog grinai, kad išnekėt man reikalinga. Kas aš esu geras? Aš esu geras derinių braižytojas, tai man reikia susikalbėti. Jis treneris bus šiandien. Bet tau gal tiesiog reikia lentą duoti ir paaišyk savo. Ne, aš paaišyti labai blogai moku, aš grinai kalbėti, aš lyderis esu. Man taip vadinu žmonės lyderis, visur gyvenime. Čia į telšios, taip vadinasi, ne? Čempionų dar. Čia. Va, mūsų šitas čempionas. Jo. Gerai, kurį kandidatą rinkės? Aš išanalizavęs viską, renkuosi 4. Manau, kad jis yra žaidęs, nu, ne šiais metais, ne praeitais, bet prieš kokius 6 metus tikrai žaidys. Be šansų. Kandidatė numeris 4, parodyk savo įgūdžius. Anam skaut, kui. Nepatogiai, kad trauma yra, šiaip jis tai žiauriai gerai žaidžia, tik tai traumuot. Eik tu savo, Ne, tai irgi vaidinu vakar. Bet čia geras. Na, Nu, aš tikiuosi, kad vaidinu. Man tokių reikia. va, tokių. netikėta. Labas. Kuo esi vardu? Konrad. Konradai, pasakyk, kaip dažnai žaidži krepšinį? Kelis kart metuose. Ai, tai čia, taip Dvies kartus daugiau už tai. sakant, su perspektyva galiu pasakyti. Su perspektyva ir labai komunikabilus, Davidai, taip kaip tu norėjai, žinok. Gerai, Konradai, užim vietą savo komandoje. Kol. Nedai? Ne, ateik Savo pas mane, komandai. broli. Anam orientacinį nereik žaisti. Su orientaciniu sunkiau. Buvo sunkiai. Nieko. Okay. Davidas pribraižys ir jisai bėgios pagal derinės. Liko 2 kandidatai. Kandidatas numeris 1 ir kandidatas numeris 3. Gerai, apžvelkim. Pirmas yra paimtas dėl grožio. Ane? Tikrai taip. Čia kaip grožio konkursas. Jo, dėl mados. Nesakinukai, bet sunkiai tikėtinai, kad galėtų žaisti. Arba apgausit, bet aš netikėčiau. Numeris 2, ką darė, ne? Aš vėl mažą pasaptėlį. Na, eik tu savo. Manau, kad reikėtų naujus paimti krepšininkus. Atėjo čia, ką darė? Tokius. Ką reiškia? Lankis kažį. Ir rinkės. Gerai. Man atsitiktinai, neužsimerkis. Dešiniausiai. Gerai. Gerai, kandidatė numeris 3, parodyk savo įgūdžius. O, trina rankom. O, koks bėgimas, matai? Arba šalta, arba batai trina. Jo, davai. Dėk. Ko čia dabar? Oi, tu savo. Tu kam tu darai šitos? Labas. Kuo esi vardu? Lukas. Lukas. Tai tu pasakai, kaip dažnai žaidži krepšinį? Krepšinį žaidžiu kartą į 5 metus galbūt. O, 3 kartas daug mažiau. Tai taip sakant, labai iš tiesų išskirtinis momentas. Tai pamatysim ir nufilmuosim, kaip žmogus vieną kartą per 5 metus. Tenisiuką dažniau. Tenisiuką. A, tai vis dėlto?
Fizinė Susirašysim dėl kondicija, taip dėl sakant, teniso. yra gerai, užimk vietą savo komandoje ir kandidatė numeris 1, kuris, taip sakant, prisijungs prie Deivido komandos. Ne, Deividai, čempionų komandos. Čempionas. Parodyk savo įgūdžius. Bet aš Bet jeigu iš viršaus įdėtum, visai gerai būtų. šiaip galvoju, šiaip su mada draugauju ir su kaišiu, vat du Tai kas dalykai. yra krepšininkai ir madingi. Jis jau Čirų Žalgirį žaidis, manau, kokiu šiam 4 komandai. Super. O tai jūs nesurinkot 2 kašiorius ir 2 ne? Labas. Labas, Kuo esi vardu? Ruslanas. Ruslanai, pasakyk, ar dažnai žaidži krepšinį? Kiekvieną dieną. Tu Rimtai? ko Kiekvieną dieną nepataikė? per savo sapnuose iš tikrųjų. Gerai, Ruslanai, užimk vietą savo komandoje. Kapitonai, galite susipažinti su savo komandos nariais, nežinau, duoti nickname'us, jau galite pradėti kalbėti apie taktikas, o mes keliaukime į pirmąjį etapą. Komandos susidurs iššūkiuose, kuriuose kiekviena pergalė suteiks 1 tašką. Pirmoji komanda surinkusi 2 taškus laimės etapą ir gaus teisę ištraukti vieną iš beprotiškų kortų. Sumetam! Iššūkis griauk ir statyk. Žaidėjai muždami kamuolį į žemę turi pasiekti savo tikslą. Viena komanda siekia nugriauti visus kugelius, o kita juos pastatyti. Pasibaigus laikui laimi ta komanda, kuriuos kugelių bus daugiau pagal jų tikslą - stovinčių arba gulinčių. Sumetam! Taisyklės yra aiškios, liko tik viena nežinomoji. Kas atliks šitą užduotį? Nedai, kas iš tavo komandos žaidėjų atliks šitą užduotį? Pasirinkimas iš tiesų didelis. Ar pats priimsi atsakomybę, ar ne? Palaikyk. Ojoj! Pradedi tu. Gerai, po kiekvieno turą aš suprantu po vienas laks. Gerai, čia mes turime Tomą, o Deividai iš tavo komandos. Laukiam. Palaikyk. Ne, nieko. Iš tikrųjų, dar nenoriu parodyti savo špenšpelį. Tai va, pradės Konradas. Gerai, taigi vyrai, užimėm savo starto pozicijas. 3, 2, 1, pradedam! Dėdė. Viskas, tu jau paimsi. Tau tiek bėlė. Mėlyno. Dėdė, oi. Žudyk, žudyk. Dėdė. Visus, eiktume, čia easy, eikti, jis greuna irgi. Dėk. Man atrodo, kad jau pradėt gailėti, save, kad čia... Man keista, kad jis kažį žaidžia. Jamba. Nu, 10, paskui. 9, Dėk, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Sakau! Į savo vietas, Konradai Tomašai. Ne, Šitas buvo nuvirtas. Ne. Jau po laiko pastatė. Aš? Kameras, atsukom kameras. Kiek yra gulinčių? 1, 2, 3, 4. 5. Stovi 1, 2, 3, 4. 4. Pažiūrėkime vaizdo įrašą. Ačiū Dievui, var. Taigi, pažiūrėjome vaizdo įrašą, aiškiai matome, kad šitas raudonas kugelis. Tu net nebuvo. Tomašai gulėjo. Ir taškas po pirmojo etapo atitenka Deivido komandai. Ir aišku, plojimai Konradui. Šunuolis. MVP. Na, o kol komandos džiaugiasi, kad pastatė arba paguldė, keliaukime į antrąjį etapą. Sumetam! Iššūkis – gėrio estafetė. Komandos nariai vienas po kito turi atlikti 2 užduotis. Pirmiausia užmesti žiedą, o tada pataikyti į krepšį. Greičiausiai tai padariusi komanda laimi iššūkį. Sumetam! Taigi po pirmojo etapo pirmauja Deivido komanda, bet žinokit, man atrodo, kad antrajame etape Nedas turi šansą. Turi, neturi, nežinau, mes tai pamatysime. Antrojo etapo užduotį pradeda atlikinėti mūsų kapitonai, kol... Treniruojas, viskas gerai. Čia mes taip dirbam. Aš vieną dalyką atskleisiu. Taip. Mane nuo 3 metų iki 10 metų buvo uždarę į cirką. Tai man tas mėtymas yra vieni juokai. Jo, dėl to ir užauga toks klaunas. Pasiruošę? Taip. Pasiruošę? Easy. 3, 2, 1, pradedam. Ojoj. O, kamuolį. O, kukutą. Palaukit, bišk. Deivy! Aš jau žinau, Deivi, 1-0.
Bet ant rimto lonkį kažko Deivijas. Varyk! Iš viršaus! Okay. 2-0. Palauk, paimsiu iš to. Palauk, aš gėdas daraus dabar. Net pabūk. Užmet, iškart. Davai. Bus. 2-1. Tu sąžinok, tu blogai. Dabar jau nebegerai. Laikyk, davai. 2-2. Ir. Oi, tu savo. Ei, be blokų. Palauk. Bauda. Aš dirbu. Mes, oi, bla. 3-2 laimi Deivido komanda. Taigi, po 2 etapų turime 2-0. Taip sakant, sausai komandos iššūkius laimi Deivido komanda. Nedai, tu tikrai netrauksi laukinės kortos, na, o mes keliaujame prie laukinės kortos traukimo. Sumetam! Taigi, po 2 komandos iššūkių laimėjo Deivido komanda ir jie turi teisę išsirinkti laukinę kortą, taip joje slepiasi, taip sakant, arba pagalba, arba ne iki galo pagalba prieš finalinės rungtynes. Galiu čia biškai pajausti energijas, ar jau iš karto? Ar jau norit namo visi važiuoti? Nu, būt gerai. Čia prasideda kaip šitas ekstrasensų laida. Tai aš pasakysiu iš karto, man yra antras laimingas skaičius, nes aš gyvenim visada antras. Tai man atrodo, kad... Reiškia, ir šiandien bus. Antras. Toks sakė. Aš manau, antrą renkuosi, nes čia yra žiauriai gera korta. Žiauriai gera. Ir tai yra... Iš tiesų gera korta. Tu gali iš šitų 2 ponų išsirinkti geriausią poną. O galiu iš kapitono paimti. Ne, negali. O gali pasakyti, ką prieš filmavimą sakėjai apie komandą savo? Ir ką sakiau? Nepakeičiami. Aš kiek atsimenu, sakė, kad jūs, mano broliai, aš jūs nepaliksiu. Jūs esat mano šeima, pripažinkim. Mes tiek gerų akimirkų apturėjom, mes pitakus daužėm, laimėjom visas užduotis, viskas okei. Bet reikia pasakyti, atsiprašau. Laikas. Taigi, Lukas ar Tomas? Okei, daug š. Ir kad nebūtų iš tavo pokyčio š, žinai, aš. Nu, pasižiūrėsim. Vaskinam. Gerai, aš įsivaskinu, aš imu Tomą. O kas tau ir su jo blogai? Ne, viskas gerai, šiaip tu tikrai gerai atrodai, tiesiog... Čia ne tu, čia aš. Bet čia Deividė problema, o ne Lukas. Gerai, Ruslanas keičiasi vietom su Tomašu. Tomašai. Gerai, nesibučiuojam, vyrai, nesibučiuojam. Gerai, komandos sukomplektuotos, korta ištraukta, belieka sumesti. Finalinėse 3-3 krepšinio rungtynėse pagaliau paaiškės, kuris iš kapitonų pralaimės lažybas. Viskas vyks įprastai. Komandos turės 10 minučių, metimai iš toli skaičiuojami už 2 taškus, metimai iš arti už 1 tašką. Laimi ta komanda, kuri pirma surinks 11 taškų arba, pasibaigus laikui, turės jų daugiau. Sumetam! Šį kartą laukinio korta neįtakojo rezultato, bet įtakojo komandų sudėtis. Kaip tai pakeis varžybų eigą, nežinau, bet pamatysim po 3, 2, 1, sumetam! Jie prasidėjo mūsų šiandienos rungtynės, matome, kad komandos tikrai labai aktyviai pradėjo, jų laukia 10 minučių tikro pragaro arba tiesiog laimės tą komandą, kuri pelnys greičiau 11 taškų. Įdėk iš viršaus, nebijok. Bando pelnyti pirmus taškus, bet kol kas jam nepavyksta. Oi, Tomašas. Opa. Šį kartą jam pritruko ūgio. Deividas. Telšių milžinas. Bando pataikyti, nepataiko, bet Tomašas pataiko. Lukašai. 1, 2, 3. Nedas. Ai. 1, 2, 3, kol kas rezultatas yra tiesiog 1-0 ir mes turime jau pirmąją minutę už nugarį. Konradas. Nu, akšen. 5 sekundės. Įdėk iš viršaus. Ir ne! Tas stolpas nepatogiai. Įsistolpą pasibučiuoja. Galite pavadinti. Prabėgo daugiau negu minutę, o rezultatas yra 1-0. Kol kas atrodo, kad mes žiūrime futbolą, o ne krepšinį.
Gerai. Ojoj. Ankle breaker, ne? Ojojojojoj, nedai. Jeigu įdėsit, nu, Bet negražiai tokių. bus. 2 taškai! Ir 2-0. 2-0 ir 3 minutės prabėgo. Bauda. Ojoj. Nespurti. Kamal. 4-0. 4-0. Kol kas Nedo komanda turi baronką ir man atrodo kažkas darys backflipą. Ai, to nedo, ką blogo žaidži. Todėl geriau būtų apšil, Tomašas pats išsiveda pats, įveda tą kamuolį, permeta Deividui, Deividas. Oi, davė asistą. Ojoj, kaip gražiai. 5-0, 5-0, toks rezultatas. Ne, juokauk, bro. Ne, jo rankos. Mūsų sakė. Kaip sakė? Jo. Aš Gerai, girdėjau. sakė, ne? Aš girdėjau. Na gerai. Gerai. Oi, Vis gerai. biški. Iš viršaus! 6-0. Na, gal Deivido komanda sutaupys mums laiko ir mes baigsime anksčiau laiko. Kol kas einame link to. Ruslanas perduoda Lukašui ir kažkaip ar tai trūksta jėgų, ar tai trūksta ūgio. Kol kas nežinau. Atrodo, Deividas turėtų būti žemiausias, bet vat matome, kad jisai meta kryptingai ir bando vis pataikyti. Ai. Nedas pamiršta, kad jo komanda nežino visų derinių, kuriuos jisai čia yra sugalvojęs. O va Deividas yra linkęs pasitikėti savo komandą. Tur. Žiūrėk, aš leid, paims. Filmuokit, aš dabar paims. Oi. Sargiai. Opa. Žašykit pilą. Ui. Žingsnį. Eik tu savo. Vaikiam, kažkas buvo. Krauja, šaltibaršė. Ojoj, ar turime pirmąją traumą? Sakiau, kad bus daug kraujo ir emocijų. Aišku, norėtųsi, kad būtų daugiau emocijų negu kraujo, bet yra kaip yra. Saugokit save. Sakiau, kad neišmuškite dantų, tai sudaužė nosį. Nežinau, ar bus celas, bet man atrodo. Ne veltui sako, kad krepšinis yra antra religija Lietuvoje. Ruslanas grįžta. Taigi, Ruslanas sugrįžo, matome, kad, jokios traumos jam nesutrukdys šiandieną kovoti dėl pergalės. Ir pirmieji taškai, rezultatas 6-1. 3 minutės iki galo. Tomašas turi kamuolį ir perduoda Konradui, kuris iš tiesų yra truputėlį dingęs šitame mače. Matyt, daro juodą darbą. Lukašas. Labai norėčiau pažiūrėti, kaip Lukašas žaidžia tą tenisą, apie kurį jisai tiek kalba. Konradas meta, perduoda. Ar čia metimas, ar perdavimas, nežinau, bet rezultatas yra 7-1. Nedas meta iš toli. Ai, užburtas yra krepšys jiems šiandien. Oi. Man atrodo, šitas epizodas yra vienas iš gražiausių. 7-2. Ojojojojojoj. Pirštai lūžta, emocijos kyla. Kraujas liejasi laisvai. Deividas nori verštis. Kas čia vyksta, vyrai? Oi, kiaušiniai. Kas čia vyksta? Tuoj greičiau prižingsniuos. Sorry. Kas įrstom, baudoma, reikės išvaryti jums vis. 1,5 minutės iki galo ir Deivido komandai reikia tik 4 taškų, kad laimėti šiandien. Bet kol kas ne. Pabandė Deividas, dabar bando Tomas. Ir tašką. Ką būt gera buvo? Kaip ir pergalė.
šiandien praskrido. Minutė iki galo ir man atrodo, galima užbėgti, nes jau aišku, kas laimės. Ojo! Davai! 3-0. 3-0, 7-3, mielasis. Išei. Eik, tu pirmi. 7-3, tai dabar ką reikia? Užtvar, 5-9. Oho. Na, man atrodo, per vėlų jaučia kažką daryti. Nes Deividas jau nusiteikęs, perduoda kamuolį Konradui, Konradas. Ne, Konradas šiandien nepelnys taškų, o Lukašas galbūt pelnys baudą už lentos remontą. Čia. Bet kada mes. Deividas ir Nedas. Atrodo, du žmonės iš telšių turėtų mokėti iš toli mest, bet jie tik moka mest, o ne pataikė. Opa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ir pabaigo! Ole, 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 ole. Taigi bendrų rezultatų 8-3 šiandien laimi Deivido komanda, kuri tiesiog sutriuškino komandinės užduotis. Dan. Na ir aišku, varžybos Dan. Na. Noriu padėkoti visų pirma. Telšių žemelį, kurį išmaitino tokį buliuką. Visiems, kurie tikėjo, kurie nenuleido rankų ir sakė Deividai ir jo komanda, nesustokit, judėkit į priekį, darykit. Ir jums pavyks, ir mums pavyko. Tai ačiū jums ir ačiū komandai. Sveikiname Deivido komandą ir aišku, lažybos. Na, Nedai. Aš padariau esminę klaidą, ne? Aš turėjau daug paslapčių pradžioje. Taip. Aš pasakiau visiems tas paslaptis. Ko pasakoje neturiu centrų. Ir dabar man gaila iš tikrųjų, nes aš buvau pasiryžęs tikrai laimėti, dėti iš viršaus. Reikia backflipą daryti. Okay. Gali kalbėti kiek nori. Pirmkart girdžiu iš tikrųjų. Nu tai buvo, tai buvo. Bando! Nedai, 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 nedai. Kaip tu į priekį darys? Į priekį? Nedai, 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 nedai. Jisai padarė! Jisai tai padarė! Taip, tai buvo laida Sumetam ir aišku mūsų nuostabus žaidėjai ir komandos. Rašykite komentarus, spauskite like ir aišku sekite kanalą Trečias korpusas. Aš specialiai pralaimėjau, žinau, kad padaryčiau tokį šou. Supratau, tau tikrai pavyko. Šiandien nešvankiai pafollowinkit. Jo. Nešvankiai pafollowinkit Trečią korpusą. Šiaip ir gražus eisi žiauriai. Kas? Žiauriai gražus. Ačiū vyrai. Oi, ačiū vyrai. Parašykit merginos. Viešpatė, viskas. Einu bučiuoti su šitais džentelmenais, o sakau, ačiū.